Salon Polityczny. Renata Wisman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Remigius Šimašius, Mer Vilna. Dzień dobry, labas rytas jums. Dzień dobry, labas rytas. Mere, nauja praktika be išankstinio perspėjimo aplankyti mokyklas Vilniaus. Iš tikrųjų, tai ir nieko tarsi ypatingo nėra, kartais reikia neperspėjus kur nors nueiti, bet į Konarskio mokyklą tai, iš tikrųjų, ištaikius laiką su vicemeru nuvažiavom ir dėl to, kad dėja, kaip aš minėjau anksčiau laidose, daugelį lenkiškų mokyklų būdavo neįmanoma pasikalbėti su bendruomenė, su moksleiviais ir su mokytojais be Lenkų rinkimų akcijos politikų dalyvavimo. Bet jie irgi yra bendruomenė. Jie irgi yra bendruomenė, bet, žinot, dialogas turi būti dialogas, jisai turi būti labai adekvatus ir akivaizdus. Tai, aš nežinau, jeigu gerbima Dita ateina ir kiekvieną kartą, atsiprašau, bet tiesiai pasakysiu, cirką padaro iš susitikimo ir tas susitikimas elementariai nevyksta, tai reikia kažkaip tai rasti tą būdą. Tai dabar Editos nebuvo ir kaip vyko tas susitikimas su moksleiviais? Ką naujo sužinojot, Mere? Žinot, iš tikrųjų mano žinia buvo labai paprasta. Vėlgi, kaip visi žinom, balandžio 1 dieną dar ankstesnės sudėties taryba patvirtino, kad Konarskio mokykla turi nebebūti ilgąją gimnaziją, o ir abiturientai atitinkamai turi iškeliauti kitur. Kažkaip tas buvo lyg ir nutilėta, visi šunys sukartant naujos valdžios, bet... Todėl, kad tada dar nebuvo Seimo sprendimo pratęsti tą organizaciją iki 17 metų. Jo, bet ten buvo vis dėlto labai aiškiai pasakyta, kad ten jokių tenai teikimų dėl ilgųjų ten nėra ir buvo aiški intencija. Bet esmė kokia? Iš tikrųjų mokyklos vadovybė, atsižvelgdama ir tėvų pageidavimą, kad galbūt norėtų likti tenai vaikai, jie ėjo į teismą, bandė visaip tą procesą ne tai, kad užvilkinti, bet pakeisti sprendimą. Ir kas yra, tiesą sakant, neturiu jokių priekaištų dėl to. Visų teisė yra ginti savo tiesą ir teisme. Bet priešingai negu kitų mokyklų, kurios taip darė vadovybės, vis dėlto vadovybė nepasirūpino, kad planas B irgi būtų parengtas. Kitaip tariant, kai teismas rugpjūčio paskutiniam dienom priėmė sprendimą, kad nepagirstas yra mokyklos reikalavimas, tai, tarkim, Lazdynų mokykla buvo pasiruošusi planui B, tai yra, kad moksleiviai žinojo, kurie perės ir taip toliau, o Konarskio gimnazija nepasiruošusi. Ir iš tikrųjų 12 ir 11 padėtis tai tokia nepavydėtina ir tokia stresinė ir chaosinė. Ir iš tiesų aš norėjau nuvažiuoti pašnekėti pirmiausia su 12 ir 11, kad, pasakyti tą žinią, kurią mes jiems, parengėme iš savivaldybės, kad jie liks baigti mokslus ir 12 ir 11 tose patalpose, nors kaip įstatymas reikalauja, jie gaus Mickevičiaus gimnazijos atestatą, gaus ir savo mokyklos gražų pažymėjimą, kokį nors išsutarėme, bet ir Mickevičiaus mokyklos pagal įstatymą kitaip tai nepavyksta atestatą. Tai jie reiškia lankys Konarskio mokyklą, atestatą gaus Mickevičius, jį pasirašys. O formaliai... Tai direktorius Mickevičiaus gimnazijos turės pasirašyti už mokinius, kurių net nematė. Iš esmės taip, tai yra chaosas ir tikrai tas chaosas yra sukeltas nenoro priimti pokyčius ir pasirengti jiems. Bet vėlgi, pirmiausia, čia turbūt reikia ne apie Mickevičiaus ar Konarskio direktorius galvoti, bet apie tos moksleivius. Aišku, kad taip. Ir iš tikrųjų, kai klausėt, ką ten veikiam, tai atėjau pasakyti tą žinią ir paklausti, ar ko nors nepražiopsojom ir nepraleidom. Ir iš tikrųjų buvo įvairių dalykų. Tai vaikai sako, o tai mūsų egzaminų rezultatai, prie kokios mokyklos skaičiuosis. Tai, sakėm, kaip padarysim taip, kad ir prie vienos, ir prie kitos matytųsi, kaip skaičiuosis. Arba, vėlgi, ar mokytojai ten keisis ar nesikeis. Visus tos dalykus, tikrai išsprendžiam ir darom, kad būtų kiek įmanoma sklandžiau. Suprantu, kad ne mes pradėjom tą procesą, bet tikrai aš pats jaučiuosi atsakomybę, kad sklandžiai užbaigti. Ne jūsų buvo žinia, ne iš jūsų atsiusta rugsėjo 1 dieną, kad kai vaikai atėjo į mokyklą, kad pasirodė, kad jie neturi mokyklos. Šiuo atveju tai nei iš mano, aš tai jokios žinios nesiunčiau ir savivaldybė nesiuntė. Buvo, man atrodo, rugpjūčio 30 dieną ar 31, dabar nepamenu, teismo sprendimas, kuris galutinį tašką padėjo, kad viskas turi vykti kaip ir numatyta pagal įstatymą ir sprendimus. Tas sprendimas yra neskundžiamas ir taip jau galutinis. Ir šitoje vietoje vėlgi, problema, kad mokykla nebuvo pasiruošus planui B. Aš, prisėjimu visą atsakomybę, kad tą procesą gale suvairuoti. Jūs galėjot padėti mokyklai paruošti planą B? Žinot, norint ištiesti pagalbos ranką, reikia, kad kitoj pusėje irgi būtų ištiesta. Ir aš vėlgi labai, akivaizdžiai sakau, kad kai kur tas vyksta, o kai kur ne. Ir vėlgi kalbant apie lenkiškas, tarkim, mokyklą ir tą aklavietę Sirokomlės mokyklą, kuri tikrai puikiai mokykla ir pilnai užpildyta, bet kuri yra šiandien teisinėje aklavietėje, tai vėlgi dėja,
taip keista, kad atrodo, vien tik savivaldybė rūpinasi, ką daryti. Aš antrą dieną tapęs merų skambino mokyklos direktoriui ir klausiu, gal reikia padėti, gal jums su bažnyčia nesutarėt, kad to katalikišką statusą įtvirtinti. Ne, sakau, nereikia mums tos bažnyčios, mes krikščioniška, mes dar ką, bet ir realiai tai yra aklavietė. Ir švietimo ministerija dar tiksliai neįvardina to, bet iš tikrųjų tai mokykla mokosi taip, kaip negali būti pagal įstatymą. Ir vėlgi mes rasim kažkokį sprendimą, bet labai norėtųsi, kad visi dalyvautų sprendimo įgyvendinime, o ne vien tik tai politinė valdžia. Tikiuosi, kad tas sprendimas bus toks, kad ten išliks 11 ar 12 klasė. Kol kas tikrai yra apie tokią situaciją ir eina kalba, bet vėlgi reikia vis dėlto galvoti, ką darai. Ar jie irgi turi ruošti planą B? Ne, šiuo atveju jie turi galvoti pirmiausia, kaip įteisinti savo dabartinį statusą. Ir tas, vėlgi, o ten buvo irgi vienas iš mano vizitų, kur bandžiau ateiti ir pasitarti su bendruomenė ir su direktoriumi. Bet informavote prieš tai? Taip, informavau prieš tai, tai pasišnekėjau su ponia Edita ir su kitais Lenkų rinkimų akcijos atstovais, kurie labai pyko ir labai balsą kėlė ir sakė, ko jūs čia atėjot ir jūs ten, Tai dabar aplankysit be perspėjimų. Suprantu, kad antra mokykla bus jūsų be perspėjimų. Bus tokia tradicija ar ne? Ne, iš tikrųjų, aš tai noriu sakyti, kad čia tradicija bus ar ne tradicija. Tikrai su visais reikia bendrauti normaliai. Nenoriu iš to daryti kažkokio šou. Taip, net nesitikėjau, kad tai bus kažkaip tai taps aktualija. Nes merė, šiaip tai Lenkų tų mokyklų tėvų forumas sako, kad savivaldybė nebendrauja su jais, kad neina į pokalbį. Žinokit, va čia yra ta problema. Aš, vėlgi, rugsėjo 1 Kraševskio gimnazijoje buvau, ar ne? Dabar Konarskio mokykloje. Ir aš, matau, vėlgi, daugelis ir vaikų, ir mokytojų tikrai nusiteikia ir pozityviai, ir bendrauti, bet aš ką matau akise, kad jiems yra nuolat sakoma, kad iš Lenkus tarsi atstovaujančių politikų pusės, kad jeigu ne mes, tai jūs niekam nerūpėtumėt, jūs čia uždarytų, čia tik mes, niekam jūs nerūpit ir taip toliau. O tai nėra taip? O iš tikrųjų tiesa yra ta, kad nuolat yra bandoma eiti į kontaktą, nuolat bandoma, sakykime, rasti tą dialogą ir kontaktą, bet, sakykime, yra iš kitos pusės tam didelės kliūtis. Ir aš tikrai negaliu pasakyti, kad visais atvejais taip, toli gražu nėra visais atvejais taip. Bet mano intencija yra labai aiški. Jūsų vicemeras net išprašo iš posėdžių ateinančius, tai prasme, girdėjot buvo. Tai čia vėlgi tas pats žanras. Jeigu vicemeras daro pas save susitikimą, vėlgi pasikviesti mokyklos bendruomenę, o tai jisai nekviečia nei kitų ten ar liberalų, ar konservatorių Lenkų rinkimų akcijos narių. Jeigu mes Ne, bet atėjo vaikų tėvai, tiesiog, kad jie dar plus yra ir forumo ten ir veikėjai. Buvo, sakykime taip, vėlgi išprašyta lygiai tas pats žanras, tie žmonės, kurie buvo nekviesti ir ne dėl to, kad jie neatstovauja mokyklos, o būtent dėl to, kad jie iš tikrųjų realiai neatstovauja mokyklos. Tai yra tie, kurie... O ką tada jie atstovauja? Kaip jie atstovauja savo rinkėjus, turbūt. O rinkėjai yra kas? Rinkėjai, be abejo. Gerbiama Renata, čia viskas suprantama, bet jeigu aš pakvieščiau jūs kavos ir staiga tai taptų kažkaip tai žinoma ir dar prisistatytų dar 50 žmonių, tai sakytum, plaukit, ką iš čia veikia. Galima šnekėtis ir su 50 ir su visais, ir tiesą sakant, su politikais aš šnekuosiu. Ir su ponu Kaminskiu mes karts nuo karto susitinkam ir kavos išgeriam ir pasišnekam, ne visada randam sutarimą ir reikia tą daryti. Bet viskam savo laikas. Kodėl jūs manęs kavos nekviečiat? Dėl Lėlėvelio mokyklos. Ar jūs ir toliau laikote savo tokio šantažo, kad bus gimnazija vietoj pastato Antakalny? Žinot, kai jūs vardinat šitą žodį šantažas, tai aš tikrai su juo noriu nesutikti. Jokio šantažo čia nėra. Vyksta dialogas ir aš suprantu, kad ne viską Lėlėvelio mokyklos bendruomenė gauna tai, ko norėtų gauti. Bet realybė yra tokia, kad sakykime, pusę kilometro atstumu yra vienas pastatas Lėlėvelio mokyklos ir kitas. Aš suprantu, kad vienas vienoje upės pusėje, kitas kito, ir tai yra jau emocinė riba. Kita vertus, Antakalny yra mazgas, raizgalynė 3 mokyklų tokia, kad viena mokykla 2 pastatuose, kitam pastate 2 mokyklos, kita mokykla skirtingose gatvės pusėse ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mes tą mazgą turime išrišti vienareikšmiai. Dabar, tiesą sakant, rugsėjo 1, kai nukeliavau į tą pačią Juventos gimnaziją, rusų kalba dėstoma gimnazija, tai jie sako, kodėl jūs proteguojat Lėlėvelio mokyklą, manęs klausėte. Sako, kodėl jūs jiems karūną uždedat ir visus vienaip traktuojat, o Lėlėvelio mokyklą ant pjedestalo keliat, kodėl jinai, sakykime, turi kažkokių tai privilegijų. Tai čia
kiekvienas, kai iš savo varpinę žiūri, jiems savaip ir atrodo. Aš šiuo atveju esu atsakingas, kad iš tikrųjų visi turėtų geras mokyklas ir visi jose įsitektų ir jos būtų geros. Ir tas sprendimas, aš tai net nebijoju, kad jis yra teisingas ir vėlgi, ką ir nekartą pabrėžiau, tiesą sakant, tas dešinysis upės krantas, Žirmūnai papuola į tą šiaurinę integruotų teritorijų, ten ES pinigų panaudojimo sritį. Ir ten mokykla bus greičiau suremontuota ir geriau suremontuota. Ir vėlgi... Antakalnyje jinai jau yra suremontuota. Ir jūs puikiai žinot, ką reiškia mokytis mokykloje, kuri bus ilgai remontuojama. Nebus ilgai remontuojama. Vidus bus remontuotas kitą rugsėjo 1. Išorę negaliu garantuoti rugsėjo 1, bet vidus kitą rugsėjo 1. Ir vėlgi, aš suprantu, kad yra vėlgi daug žmonių, daug nuomonių. Čia mes arba bet ką, koncertas šeštadienį vyksta, vieni nori jo miegoti, kiti dar, pasilinksminti, mokykla ar ne, kur eiti, ar arčiau vienam, ar arčiau kitam, ar ne, kur šiukšlių konteinerį pastatyti, tai vienam arčiau langų, tai kitam. Mes mieste visą laiką susidurime su daugybė, klausimų, kaip derinti interesus ir šiuo atveju tada daug kiek įmanoma. Labai daug patarėjų ir visuomeninių, ir nevisuomeninių, ir paskui galima pasiklysti patarimuose. Sprendimą tai reikia jums priimti. Aš tai šiuo atveju nesiginu to. Ir iš tikrųjų sprendimai yra mano priimami, kai kuriais atvejais reikia su koalicijos partneriais, su politikais pasiderinti ir to kompromiso paieškoti ir pavargti to darant. Ne viskas man pavyksta tiksliai taip, kaip norėčiau, bet aš tikrai atsakomybės ne tik, kad nesikratau, bet ir mielai ją apsėmiau, jeigu jau Mere, o kaip bus su darželiais? Jūs paisitės nuomonę lygių galimybių kontrolierės dėl 100 eurų tėvams, kurie sako, kad tai yra diskriminacinis sprendimas? Žinote, aš nenoriu čia dabar velti politikos, nors ir čia nekartą buvo apie tai šnekėta, kokie motyvai galėjo lemti tokį būtent sprendimą, kodėl Švedijoje galima tas sprendimas, kitose šalyse galima, kitose miestuose netgi buvo galima, Vilnius taiga užkliuvo, bet yra labai aišku, kad konstitucija visiems galioja vienodai. Ar tu uždirbi vidutinį atlyginimą, ar šiek tiek mažesnį, šiek tiek didesnį, tu teisės turi tas pačias. Galiausiai, netgi jeigu žmogus gali daugiau susimokėti, tai man atrodo geriau, kad jis sumokėtų iš savo pinigų, o ne iš savivaldybės biudžeto. Tai šiuo atveju tas krepšelis į privačius darželius, tai reiškia, kad vietoje to, kad tarkime, turtingo šeimos vaikas gautų iš savivaldybės kas mėnesį 200 maždaug 60 eurų, kiek kainuoja vienos vietos išlaikymas savivaldybės darželį, jis gauna tik tai 100 eurų. Tai yra beveik 3 kartus mažiau. Tai kur čia diskriminacija, suprasti tiesą sakant sunku. Jei nuomonė yra rekomendacinė, aš ją išklausiau, ačiū, bet mes tikrai sprendžiam darželių trūkumo problemą. Jeigu kažkas toliau plėtosis, tai tikrai rasim būdų, kaip padaryti, kad tas būtų universalu ir pagal vienodas taisyklės ir savivaldybės ir privatus darželiai. Ir užrašai anglų kalba tikrai nedings po valstybės lietuvių komisijos paaiškinimų, kad tas sprendimas yra neteisėtas. Žinot, aš irgi nekartą ir čia sakiau, kad mano tikslas, kad Vilnius būtų gyvas ir kalbėtų tomis kalbomis, kuriomis kalba gyventojai. Tada reikia ir lenkų kalbomis, o ne anglų. Jo, ir šiuo atveju vėlgi tai nereiškia, kad 60 kalbų kokių tautybių asmenys visur bus, bet 4 kalbų politiką mes labai aiškiai diegiam. Ir savivaldybėje taip pačioje. Jeigu savivaldybė apsilankytų žmogus ir norėtų prie langelio kokią prieiti, tai pirmiausias pasirinkimas, kurį jis turėtų padaryti, tai yra pasirinkti kalbą. Ar lietuvių, ar lenkų, ar rusų, ar anglų. Taip, tai jau veikia. Tai jau veikia ir tiesą sakant veikia puikiai ir žmonės patenkinti, visi patenkinti, viskas labai gerai veikia, jokių problemų. Dabar kalbant apie oro uostą, iš tikrųjų, kaip sutikime, kad keliautojams ta kalba, kurių dažniausiai ieškome informacijos, yra anglų kalba. Ir prancūzų, ir vokiečių, ir lenkų, ir rusų galėtų būti, bet dažniausiai anglų kalba. Ir mes vėlgi tai kilo iš apačios, netgi kai mes kalbėjom su startuolių bendruomenė, su tai žmonėm, kurie pritraukia darbuotojus netgi iš kitur į čia, ir turime ir Portugalų, ir Brazilų, ir ko tik tai nedirbančių, tai jų klausimas buvo, kaip padaryti Vilnių draugiškesnį užsieniečiams. Ir tas yra, tokia kruopelytė, tai čia yra smulkmena iš tikrųjų, bet tai yra svarbu, iš smulkmenų irgi susideda tie dalykai. O kalbos inspekcija pasakė, kad tai yra teisėta ir gerai. Kalbos inspekcija pasakė, kad tai yra teisė. Taip, buvo iš tikrųjų tai tik tai kalbos komisijos nuomonė ir vėlgi nieks nesiruošė versti Fabijoniškių ar Santariškių, bet oro uostą ar stotį išversti tai yra visiškai turbūt normalu. Ir kalbom tikrai reikia kalbėti tom, kurių kalba, aš atsimenu, jūs nežinau, ar paklausėte šiandien ar ne apie skulptūras kalbančias.
Bet aš galiu pasakyti tik tai, irgi situacija. Neplanavau klausti šiandien, bet jau atsakykit. Situacija yra tokia, kad iš tikrųjų aš paskambinau, kaip sakiau, Modernaus meno centrui ir jie patys parengė lenkiškus tekstus. Ir Barbora Radvilaitė jau kalba lenkiškai? Aš dabar nesu tikras, kurioms skulptūroms tekstus parengė, bet tikrai dalį skulptūrų parengė tekstus. Bet kol kas tos skulptūros nekalba lenkiškai, nes jie norėjo suderinti su Lenkų kultūros institutu tekstus, sakė, kad ne, reikia patikslinti, reikia, kad būtų gerai. Tai sakom, tai duokit tos tekstus ir kol kas dabar dar yra laukiama iš... Bet procesas juda, tai procesas juda, tai tikrai, bet žinau, kieno pusėj kamuoliukas. Dar vienas klausimas svarbus, ar savivaldybė ketina remontuoti kelią iki Nemenčinės? Žinot, iš tikrųjų ketina ir čia prasideda toksai dalykas, kad aš neslėpsiu, kad pradžia yra net ne savivaldybės, o susisiekimo ministerijos. Ir nes iki Nemenčinės kelias... Susisiekimo ministerija sako, kad čia yra jūsų sprendimas reikalingas. Kelias iki Nemenčinės dalis eina jau Vilniaus miesto teritorijoje, dalis jau už Vilniaus miesto ribų. Ten, kur rajonas prasideda. Jo, tai ten, kur dabar iškirsti medžiai, tai ten yra už Vilniaus miesto ribų, kur jau pradėta remontuoti. Tai aš tik tai galiu pasakyti, kad Vilniuje turbūt yra daug daugiau galbūt tokių vietų, kur srautas didesnis ir reikėtų remontą, bet jeigu jau pradėtas tas įvažiavimas į Vilnių ten platinti, tai aišku, tie 3 berods kilometrai, kurie yra Vilniaus miesto ribose, jie irgi turės būti sutvarkyti. Ir mes susisiekimo ministerija... Jūs tikrai sutvarkysit, nes aš girdėjau gandų, kad jūs nenorit tvarkyti vėlgi, jeigu būtų mano valia, tai nebūtų mano pirmieji prioritetai. Tikrai. Aš tikrai galiausiai Antakalnio gatvė ta pati ir daugybė kitų vietų, ar Naujojo Vilniuje, aš visą laiką sakau, gatvės klaikios ir daugybė vietų yra, kur tikrai reikia labiau tvarkyti. Bet jeigu jau susisiekimo ministerija pradėjo, tikrai reikės tą užbaigti ir mes tikrai sklandžiai su ministerija šnekamės ir tarimės, kad būtų išskirta pinigų ir tą padaryti. Aišku, Meri, dar vieną klausimą. Šiandien Lietuva išgirs, kokią migrantų naštą teks prisijimti, kiek Lietuva galėtų priimti pabėgėlių ir migrantų. Ką Jūs apie tai manot? Na, žinot, tai iš tikrųjų subtilus klausimas ir nėra labai paprasta. Man tai tiesą sakant labai patiko bažnyčios pozicija, ką ir popiežius pasakė, kad kiekviena parapija turėtų pasikviesti po vieną šeimą. Karo pabėgėlių, nes karas baisus dalykas ir iš tikrųjų nedaug dėja kam nors tai patirti. Ir man atrodo, kad vėlgi nėra čia savaime kažkoks gėris ir nereikėtų čia kviestis labai tų pabėgėlių, bet jeigu jau tenka ta našta, o jinai teks pagal Europos, sakykime, solidarumą, tai man atrodo reikėtų imtis vyriausybėje aktyvesnės pozicijos ir pasakyti, kad mes lengviau galim integruoti tokius ir tokius žmonės. Su tokiam profesijom ar dar ką, IT specialistų trūksta. Tai jau geriau iš karto pasakyti, kad pas mus atvažiuokit, lengviau įsitvirtinsit jūs ir tada pasikviesti būtent to žmonės, o ne, aš taip nenoriu negražiai sakyti, bet tai kas liko, ar ne, kas galbūt agresyviai elgėsi. Šalis jau dabar atrenkas savo vyresnius išslavinusius žmonės. Tai čia jeigu mes nebūsim pirmi, tai būsim paskutiniai. Čia tai labai elementaru. Ir liks galbūt tie žmonės, kuriuos per televiziją matom, kaip atneštus vandens buteliukus išspardo. Tai tikrai to neturėtų būti. O tiesa, kad viename iš Vilniaus darželių kuriama yra arabų grupė? Ne, netiesa. Iš tiesų, čia vicemeras Paluckas pasamprotavo apie tai, bet mes paskui irgi sėdėjom ir aptarėm labai aiškiai, kad jeigu atsiras tokių žmonių, kad tektų integruoti, tai mes galvosime apie tai, kaip iš karto per metus ar 2, kad vaikas pilnai integruotųsi į Lietuvos visuomenę. Ir iš esmės, kad į lietuvių kalbą perėtų. Nėra tokių planų. Supratau. Gerai, Meri, ačiū Jums labai už pokalbį. Neatskleisit man paslapties, kur kita kokia mokykla bus. Žinot, iš tikrųjų tai neturiu dabar plano jokio konkretaus, kad kokią mokyklą eiti, jo labiau, kad dalykai sprendžiami nebūtinai einant į mokyklas. Į Konarskį mokyklą jau sakau, dėl to, kad specifinė situacija ir vaikai, moksleiviai tapę įkaitais buvo. Tai tikrai ten reikėjo nueiti. O Lazdynuose nėra ten tokios vėlgi, Lazdynuose esu ir anksčiau buvęs tenai, bet ten yra pasiruošimas. Iš tikrųjų, sklandus. Planas B buvo ir taip. Dar liko Lelevilis ir Sirikovlė, nenorit aplankyti, ne? Bet tikrai aplankysim. Tai... Ir nesakysit kada. Gal ir pasakysiu. Nereikia iš to didelės istorijos daryti. Čia tikrai smulkmena. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū už atvykimą. Naszym gościem był Remigiusz Szymašius. Dziękuję. Naszym gościem był Remigiusz Szymašius, Narvina.